Viena, dar du langai. Čia nepasakė, kad dubliuotas langas. Buvo ten atvežė po vieną. Nu ką, ardamės. Žiūrėsim, kaip gausis. Nu, išimtas rėmas. Ir va, ant kiek yra per daug. Va, čia visur būna prisukta. Ir dabar va tiek yra per daug, kitas rėmas nelenda. Tai reikia papildomi darbai prisipjaudinėti gipsą. Čia prisipjaudinėti. Kas keiščiausiai, jis yra dabar sudubliuotas, dvigubas, o skardos atvežtos kaip du atskiri langai. Irgi problemų dasidės. Nu, bandom pjauti, kas per daug. Nu, antrą dieną. Vienas rėmas yra. Dedamas antras, nes kai dubliuojas, reikia žiūrėti labai. Tas pats va vėl. Kokia čia matos aukštis, kur viskas pjauna. Čia plėvelė neblogai. Nupjaustomės, kas per daug ir deda. Nu ką, rėmai padaryti. Susivedžiuota viskas. Ten prikabinau biškį, dar paskui paklijuosiu, nes į plastiką nesišauda. Taip, apšildžiau tą tarpą. Nu va, dvigubas yra biškį sunkiau, nes reikia tarpus atitaikyti. Tai va, yra ne tie sijonai paimti. Tai dėsiu seną per vidurį, o šonai viskas kaip ir būtų. Ten va, vienas, kur pirmą dieną, tas antras, trečias, ketvirtas. Nu, sudėjom difuzinius sijonus. Ten dar paklijuosiu, kur čia dvigubai gavos. Sėdės lovelis, susispaus. Nu, dėsim sijonus skardinius. Na, įstatyti du langai. Einam biškį pasivaikščioti. Nu va, teko daryti, nes nebuvo originalių sijonų. Vat skardininko žinias praverčia. Ir ten irgi. Ten vienas ant kito gražiai sulipo, užsiuvau. Tvarkingai. Na. Ta briauna ir ten briauna užėjo viens ant kitą. Tik tas lovelis iš seno likęs. Nu nieko blogo čia nėra. Nu baigtas darbas.